9 uždavinys. Juo patikrinsime, ar moki pritaikyti Pitagoro teoremą ir ar žinai apskritai tą teoremą. Taigi turime du stačiuosius trikampius, nes tai yra stačioji trapecija ir jos įstrižainiai yra statmena šoniniai kraštiniai. Štai vienas statusis trikampis ir kitas statusis trikampis. Na ir mes žinome, kad AB yra 9 čia ir BC yra 12, reiškia žinome du pirmojo trikampio statinius. Na, o antrajam trikampyje aš žinau tik tai įžambinę. Tai yra čia yra AD 18,75 cm. Tai pirmiausiai iš trikampio ABC surasime įstrižainę AC. Pagal Pitagoro teoremą AC kvadratu yra lygu AB kvadratu plus BC kvadratu. Kadangi mūsų AC yra teigiamas skaičius, kraštinės ilgis vis dėlto, tai aš rašau iš karto kvadratinę šaknį, na ir surašau skaičiukus. Vietoje AB yra 9 kvadratu plus BC 12 kvadratu, 9 kvadratu yra 81, čia 144, sudedame šaknis iš 225. Kadangi uždavinys toks tik tai prašo įrašyti atsakymą, mes net galėjom iš karto paspauti skaičiuotuvą ir sužinoti, kad AC ilgis yra 15, neberašyti tarpinių veiksmų. Dabar, kai aš jau žinau, kad čia yra 15, aš galėsiu apskaičiuoti kraštinės AD ilgį iš kito trikampio, iš trikampio ACD. Iš šio trikampio statinių kvadratų suma CD kvadratu yra lygi įžambinės kvadratui. Tai reiškia mūsų statinio CD kvadratas būtų lygus iš AD kvadrato atimti AC kvadratą. Ir įrašau skaičius, rašau CD kvadratinė šaknis, taip pat dydis teigiamas, mums plius minus nebereikia. 18,75 kvadratu atimti 15 kvadratu. Neskaičiuoju čia nuosekliai, čia mums tik atsakymą reikia įrašyti, iš karto surenku skaičiuotuvų štai tokį skaičių ir gaunu atsakymą 11,25. Ir įrašau 11,25 cm. Štai ir šis uždavinys jau įveiktas.